Paklausyk, jeigu tu atsiduri čia ir dabar ir matai mane galbūt pirmą kartą, tai gali būti žinutė tau. O taro korta nori tau pasakyti apie tai, kad tu dabar stovi kryžkelėje. Tu negali apsispręsti. Tu dabar sudėtingoje situacijoje, kurioje reikia priiminėti sprendimą. Tu nežinai, pasilikti ar išeiti, ar atleisti. Tu niekaip negali savo viduje su šita situacija, žinai, kaip sutikti, suprasti, atleisti, negali. Ir labai panašu, kad yra tokių žmonių dabar tavo gyvenime, kurie tau sako, palik kas buvo, pamiršk jau kas buvo, tai buvo prieš metus, tai buvo prieš 2 metus, o tu vis negali paleisti šitos situacijos. Ir tie žmonės tave kaip nori įtakoti. Tu negali palikti tos praeities, tu negali atleisti žmonėms. Tai yra žmogus, kuriuo vardas prasideda nuo A raidės, galimai ir susijęs su skaičiais 8, 9. Parašyk man komentaruose žinutę, jeigu šie skaičiai ir vardas atitinka tavo istorijos. Per ilgai leidai tiems žmonėms naudotis tavimi, naudotis tavo gerumu, naudotis tavo gyvenimu. Ir dabar korta sako, kad ateina metas į tavo gyvenimą, kada visa tiesa paaiškės. Nušvys saulės spindulėlis, kuris parodys tau kelią, kaip tau toliau gyventi. Ir jeigu šita situacija panaši su tavo istorija, parašyk komentaruose ir spausk follow, tik taip išsaugosi šią dėlionę. Ir sekančias dėlionės.